Taip, tai mano vardas Imantas ir šiandien aš jums noriu parodyti SketchUp'ą. Diana pristatė, koks tai geras įrankis, kur galima panaudoti. Ir aš parodysiu šiek tiek praktinių pavyzdžių. Dabar keli tokie iš karto pastebėjimai. Tai viską, ką rodysiu, kas susijęs su SketchUp'u, noriu parodyti per kiek įmanoma praktinę pusę ir kad tai paliestų tiek darbą su pačiu mokiniu, tiek kaip mokytojai gali išnaudoti šitą įrankį, kiek mokiniai gali išnaudoti tą įrankį. Ir iš tikrųjų paprašysiu jūsų visų, kad į šitą visą parodymą, prezentaciją pažiūrėtumėt kiek įmanoma plačiau. Vis tiek tai yra įrankis ir tikriausiai jūs jau patys žinote, kad yra įvairių įrankių, kurie sprendžia įvairiausius dalykus ir gali jums iškeltas klausimas, o ką šis įrankis daro kitaip. Tai gal to didelio wow stebuklo nevyks, kad šitas įrankis daro viską kitaip, bet turiu iš karto pasakyti, kad šis įrankis yra labai plačiai naudojamas ir bendruomenė šitą įrankį myli tiek nuo mokyklos laikų, tiek studentai prie savo įvairiausių darbų panaudoja šį įrankį, tiek jau profesionalioje rinkoje jis yra puikiai žinomas įrankis. Tai reiškia, vietomis netgi ir jeigu yra kažkokių funkcijų, kurios gal kiek kitaip veikia, gal kiek įdomiau ir geriau ir panašiai, tai šis įrankis vis tiek laimi savo populiarumu ir prisitaikė šitą įrankį prie įvairiausių darbo eigų. Su to įrankiu galima eiti labai toli ir labai ilgai. Tai jis jau iš karto turi vieną didelį išimtį turi labai didelę bendruomenę. Ir ta, kaip ir minėjau, bendruomenė prasideda nuo pat mokyklos laikų ir jinai iki pat profesionalios rinkos. Aš pat šitą įrankį naudoju labai stipriai įvairiose industrijose ir aš pats vedu mokymus tiek Lietuvoje, tiek užsienį ir tą įrankį panaudoja, žinokit, visų kategorijų įmonės įvairiausio kalibro projektam, tai nuo paprasčiausių surinkti kažkokių baldelių iki labai didelių įmonių, kurios daro konceptinį dizainą įvairiem pastatam, inžineriniam sprendimam ir panašiai. Tai prašymas būtų toks, kiek įmanoma pažiūrime viską, kiek įmanoma plačiau. Įrankis gali būti panaudojamas labai įvairiai. Ir pamėginkime ne pritaikyti kažkokios įrankios konkrečiai funkcijai. Pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu parodau, kas to įrankio galima sukurti vieną dalyką, tai nereiškia, kad tas įrankis ir yra skirtas kurti tik va tokius ir dalykus. Gerai? Ir tada viso webinaro metu drąsiai rašykite klausimus. Aš klausimus matau fone, to dar pasitikslinu, kad viskas man čia būtų prie akių. Taip, chatą matau, pasisveikinot matau. Sveikinuosi ir aš, ir Q&A jūs irgi turiu įsijungęs. Tai iš esmės, kad ir klausimą parašysite, ar parašysite į chatą, ar į question and answer sesiją, tai aš tenais viską matysiu. Okay? Taip, tai dabar pradėkime nuo pačio SketchUp'o įrankio apžvalgos. Tai geroji dalis yra ta, kad su šituo įrankiu galime startuoti super paprastai. Tai šitas įrankis šitaip atrodo, kai mes tik jį pasileidžiame pirmą kartą. Tai pastebėkime iš karto. Taip, čia gal šiek tiek patrauksiu. Tai pats pagrindinis meniu pakankamai kompaktiškas, ištrauktos vos kelios ikonėlės ir šone turime projektų suvaldymo įrankius. Tai programinė įranga pati iš savęs nėra apkrauta labai. Dar turint omeny labai svarbų faktą, kad jinai universaliai naudojama, kaip ir minėjau, tiek mokyklos, tiek profesionalios industrijose, tai stebėtinai gražiai sudėtas user interface, kad nėra jisai perkrautas. Pirmas dalykas. Antras dalykas, iš karto pastebėkite, SketchUp startuoja 3D pasaulyje. Tai reiškia, mes matom iš karto ašis, bet net ir startavus 3D pasaulyje mes nesijaučiame, kad yra super komplikuota programinė įranga, kad pavyzdžiui nėra iš karto perskelti langai, čia tarkim būna perspektyva, vaizdas iš priekio, iš viršaus ir panašiai. Tai pats pirminis vaizdas tikrai negąsdina. Pati navigacija pačiam SketchUp'e taip pat nėra komplikuota. Ir va čia geroji dalis yra. Tai reiškia, su įrankiu mes galime startuoti pakankamai paprastai ir augant mūsų poreikiam noram, atitinkamai mes galim padaryti, kad šita programinė įranga taptų vis didesnė. Ir pavyzdžiui, aš jau
išaugo už pačių pradinių įrankių, man reikėtų šiek tiek daugiau įrankių, aš galiu įsijungti tą pačią lentelę, tik pridėti papildomų įrankių. Negana to, papildomai yra labai didelė papildinių biblioteka ir to papildinių bibliotekoje mes galime rasti įvairiausius specializuotus įrankius. Taip sakant, galime kartu augti su įrankiu ir pasiekti jo lubas, kad ir kaip žemai startavom, lubas pasiekti yra netaip jau ir paprasta. Važiuojam toliau. Tai reiškia, mes matom iš karto 3D vaizdą ir aš išskirčiau kelis pavyzdžius, paėmiau šiek tiek matematikos, paėmiau šiek tiek biologijos, šiek tiek kitokių dalykų ir pradėkime nuo to, kad šitas įrankis tiek pačioj klasiai, tiek užklasiniai veikloj, tiek kitose veiklose gali būti naudojamas iš karto ir tie failai gali būti pasidalinti. Ir dabar pažiūrėkite, tai čia paprasčiausias dalykas yra Rubikas kubikas ir esmė yra tokia, kad geroji dalis, kad mes galime įkelti bet kokius karpinius tiesiai į SketchUp aplinką. Tai reiškia, jeigu mes turime, kaip pavyzdys, sistemas, paimkim eduką, tai reiškia, mes turime eduką, kur yra užduotis ir tą užduotį mes norime labai vizualiai pateikti. Tai reiškia, mes galime pasidaryti iškarpą iš šito eduko vadovėlio ir mes galim jį įsikelti ir atitinkamai pradėti rodyti reiškinį. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, paimkime tokį. Tai kai yra prašymas ir yra šalia paveiksliukas ir rodo, kas gali įvykti, tai ta informacija, kuri yra parašyta tekstiniu būdu, ją šiek tiek skirtingai gali suprasti visi. Ir aišku, mokytojo pareiga ir uždavinys būna, kad visi suprastų kiek įmanoma vienodai ir kad tą pavyzdį galėtų įsisavinti visi. Ir tai sėkmingai yra daroma. Bet pasinaudojant tokį įrankį kaip SketchUp, mes galime pradėti skaidyti įvairius procesus ir atitinkamai parodyti kitokias galimybės, plus vizualiai paaiškinti, kas iš kur ir kodėl. Dabar, kadangi, kaip minėjau, SketchUpas ir pavyzdžiai gali būti labai skirtingi, tai šitas įrankis tinkamas yra nuo pat pradinių klasių iki pat kol mokykla bus pabaigta, priklausomai kaip sudėtingai sudėsim užduotis. Dabar šiuo konkrečiu atveju, reiškia, jeigu mes turime kažkokias kombinacijas, kurias norime parodyti matematinės visokias išraiškas, arba ten šiek tiek judam link statistikos, tai atitinkamai mes galim pateikti įvairias kombinacijas. Ir pavyzdžiui, aš galiu greituoju būdu padaryti kopijų ir pavyzdžiui, noriu parodyti, kad yra keli variantai ir atitinkamai mes pradedame sukeisti variantus. Papildomai, kad ir kokią aš veiksmą darau, aš jį labai lengvai galiu parodyti. Ir mes matom, kom skiriasi, tarkim, variantas A, variantas B ir variantas C. Atitinkamai, iš karto šitoje vietoje mes galime pradėti komentuoti. Pavyzdžiui, čia yra variantas pirmas ir aprašau, kodėl jisai skirtingas nuo vieno ar nuo kito. Variantas antras. Reiškia, aš galiu iš karto išspręsti kelis dalykus. Pirma, aš galiu parodyti skirtingus variantus. Antra, jeigu aš iš vizualiniu būdu formuoju užduotis, atitinkamai aš galiu suformuoti skirtingas užduotis iš šitų vizualinių elementų. Dabar netgi papildomai, iš čia, jeigu mes formuojame kažkokį užduotį arba sprendinį, arba norim prie to pačio kažkur ir pažymėti ir pasirašyti ir siklijuoti sąsiuvinį ir kad neliktų viskas tik SketchUp aplinkoje, bet kuriuo metu galima gauti geros kokybės paveiksliuką, kurį būtų galima atsispausdinti arba įsidėti prie projekto, į Word, Excel, PowerPoint. Ir jeigu paspausiu File, paspausiu Export ir paspausiu, kad 2D Graphic, atitinkamai, langelis iššoks, ir atitinkamai aš galiu pasirinkti, kad aš noriu eksportuoti paveiksliuką norimų dydžių, kad ir 4K rezoliucija. Taip, ir atitinkamai išeksportuokime ir aš jums parodysiu rezultatą. Jie leidžia jisai pasirinkti, ar mes norime eksportuoti su fonu, be fono, tokie papildomi dalykai, jeigu mes dėsime ir į projektą, kad gali mums tam tikri dalykai maišyti. Ir pavyzdžiui, išeksportavau šitą paveiksliuką, šiuo atveju pasilikau su fonu, galėjau pasirinkti, kad jokio fono nebūtų, ir aš turiu atitinkamai skirtingus variantus, kurias galėčiau dabar tiesiog paprasčiausiai susprinti ir atspausdinti. O jeigu naudojame kitus įrankius, pavyzdžiui, naudojate bendrauti su mokiniais, su mokytis, naudojate Teamsus, tai galite pasidalinti tokį dalyką ir per Teamsus. Toks pirmas variantas,
kad galime labai lengvai pateikinėti tiek gauti, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, iš eduko susiklijuoti kažkokią užduotį, ją vizualiai parodyti, pagrysti, atsispausdinti, pasidalinti, išsisaugoti ir taip įspręsti uždavinius. Taip, važiuojam toliau. Taip. Taip. Dabar kai kurie dalykai, pavyzdys, paimkime šiek tiek kitokio dalyko. Yra toks dalykas, kaip leidžia įvairius projektus pateikinėti, kaip rodžiau, su visais aprašymais. Ir va čia, mano akimis bent jau asmeniškai, labai svarbi dalis yra, kad mes galim pateikinėti modelius nepjūvio pagrindu. Dažnai vadovėliuose būna pateiktas pjūvis ir iš vienos pusės tas pjūvis kaip ir pasako labai daug, jeigu turi labai gerą vizualinį mąstymą, ir pasako labai mažai, jeigu pradžiai sunku suvokti, kas už ko, prieš ką ir panašiai. Tai geroji dalis yra, kad mes galime skečą panaudoti įvairiam dalykam, kad parodyti, kas iš kur ir kodėl. Ir jeigu, netgi va čia ta dar didesnė ir geresnė dalis, jeigu mes norime parodyti, kad įvyksta kažkokie pakeitimai ar mutacijos ir panašiai, ir tam tikrų elementų atsiranda daugiau, mažiau, arba kažkas pradeda kisti, tai mes vizualiai galime parodyti ir, pavyzdžiui, jeigu mes turime įvairius elementus, mes galime juos pradėti judinti, mes galime juos pradėti dauginti ir atitinkamai mes galime pridėti papildomų elementų iš bibliotekos. Apie biblioteką parodys visai neužilgo. Tai va, tai gaunasi, kad mes galime tą modelį parodyti tokiu principu ir rodant kiekvieną elementą, kaip ir pirmojų atveju, mes galime pridėti įvairaus teksto ir parašyti tiksliai, kas kur yra ir kodėl yra. Ir mes galime surašyti eiliškumą. Tai šitas būdas iš karto tampa kur kas pranašesnis negu tiesiog pjūvis, nes pjūvis tą, ką matom, kaip suprantam, taip ir yra, čia pirmas dalykas, bet pati gal įdomiausia ir svarbiausia dalis, kad šitoje vietoje mes turime ne statinį paveiksliuką, kuris jau nebegali keisti, kurį mes galime tik ant viršaus kažką pasižymėti geriausiu atveju. O čia mes galim keisti pačią struktūrą ir parodyti, link kur viskas veda, arba iš kur susideda, arba nuo pat pradžių nekomplikuoti proceso. Pavyzdžiui, jeigu mes pradėsime slėpti tam tikrus elementus, tai pavyzdžiui, mes galim sakyti, tarkim, šito elemento nėra, šito nėra. Ir kai mes pristatom kažkokį vieną elementą, tada atitinkamai galime atslėpti kitus elementus ir įvedinėti ir neperkrauti informaciją, kad mes matom skirtingų 10-20 elementų, kiekvienas turi labai aiškią funkciją ir mums reikia tai paaiškinti ir parodyti. Tai reiškia papildomas dalykas. Tai reiškia, jeigu mes jau turime kažkokią temą, kuri yra pakankamai sudėtinga parodyti iš vieno ar kelių paveiksliukų, ir tuo labiau darosi sunku paaiškinti, kai yra labai daug skirtingų elementų, kurie yra viena vietoje parodyti, tampa sudėtinga. Šitas dalykas labai pagelbėja kažką parodyti. Važiuojam šiek tiek toliau. Tai ypatingai, jeigu reikia kažkokius daryti skaičiavimus, taip pasidarom labai paprastą pavyzduką. Tikiuosi šitą paspaudžiu, to pažiūrim. Ne šitą, to tiesiog. Labai paprastas dalykas, tai kaip mes periname iš tos paprasčiausių formų į geometrinės formos, sudėtingas erdvinės formas, ir gaunasi, kaip pavyzdys, mes turime šiuo atveju, tarkim, trikampį, ir po to mes norime parodyti, iš kur susidaro piramidė. Tai kai reikėtų padaryti įvairius projektus susijusius su geometriniam figūrom, mes išmokinam ne tik erdvinio mąstymo, bet atitinkamai galime gauti skaičiavimus tam tikrus čia ir dabar. Kaip pavyzdys, dešiniai pusėje mes turime tokį dalyką, kuris vadinasi Entity Info, ir jis yra atsakingas už pažymėtų objektų informaciją. Ir gaunasi, kad jeigu mes kažkam nusibraižom arba naudojame įvairius modelius, mes galim pasižymėti, tarkim, pasižymėjau briauną ir man atitinkamai rašo šitos briaunos ilgį. Jeigu aš pasižymėsiu šitą trikampį, man rašo šito trikampio plotą. Ir tada atitinkamai mes galim pradėti tikrinti įvairią informaciją. Jeigu aš pasižymėsiu kelias briaunas, atitinkamai rodo va šitų dviejų briaunų ilgį. Tada galim pradėti tikrinti kitas briaunas.
atitinkamai visos šitos formos yra koreguojamos ir jeigu mes įdėtume papildomai, tarkim, įbrėžiam dar vieną trikampį, aš galiu skaičiuoti papildomas linijas, kampus ir pasitelkus kaip pavyzdys, tarkim, matlankį, pasižiūrėti, o kaip gaunasi su kampais. Pavyzdžiui, čia yra 90 laipsnių kampas, kaip pavyzdys pamatuoti šitą kampą ir panašiai. Reiškia, aš iš geometrinės figūros galiu gauti labai daug elementų ir jeigu dar po to reikėtų ruoštis kažkokiam lankstiniui, aš galiu išsiskaičiuoti ir figūras dasibraižyti. Tai gal paimsiu va šiek tiek dar naują failą. Ir gaunasi, kai mes braižom kažkokią figūrą, va tarkim, nusibraižom šitą figūrą, aš galėčiau šitos figūros elementų, gal padarom, šiek tiek būtų va šitaip. Ir iš ko ta figūra sudaryta, ir kai mes einam link to erdvinio mąstymo, mes galim parodyti, kad, pavyzdžiui, šita figūra sudaryta yra iš šitos senelės, iš šitos senelės, ir aš jau galiu pradėti rodyti kiekvieno elemento, atitinkamai koks jo yra dydis, kaip susiklijavo į atitinkamą figūrą ir iš ko ta figūra susideda. Tai reiškia, mes galime gauti labai daug informacijos iš paprasto modelio. Tai šitaip pateikti informaciją vizualiai, kai paviršius šiuo atveju atsitraukia nuo pagrindinės geometrinės figūros, iš tikrųjų padeda lengviau suprasti, iš ko apskritai susiklijuoja šita figūra. Ir jeigu, kaip ir minėjau, tarkim, ruošimės kažkokiam lankstiniui, jeigu mes paėmėm figūrą 1, figūrą 2, klausimas, ką mes galim iš jų padaryti. Jeigu mes padarysim kažkokią kitokią figūrą ir atinkamai naujosios figūros, pavyzdžiui, mes pasidarėme va tokią papildomą figūrą, jeigu reikėjo ir pasisukam panašiai, mes matom, kaip keitėsi jos plotas, dydis, ką iš jos gavome ir kiek mums taip, kaip pavyzdys, detalių kainuoja. Dabar čia tokios paprastesnės detalės ir po to mokinantis fiziką, kuri juda link mechaninių elementų ir panašiai, mes galim pateikinėti labai įdomius pavyzdžius. Galvoju, šitas prie tą pačią. Ir kai mokinamos tam tikros, tos figūros vis tampa sudėtingesnės ir pradėti rodyti, kaip kuom skiriasi elementai, ir, pavyzdžiui, sudarinėjame kažkokią elektrinę pavarą, darom ir panašiai, ir mes galime tinkamai naudoti tas detalės. Ir kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes jau mokinomės kurti va tokius elementus ir turime skirtingo dydžio skremulius, pavyzdžiui, tai mes galim, kuom skiriasi ir, pavyzdžiui, padarom šitaip gal, sumažinam ir, pavyzdžiui, kai skaičiuosime apsisukimus, dantų susilietimų šiuo atveju, tai atitinkamai kokiom proporcijom ir kaip turi būti sudėta. Ir, pavyzdžiui, įvairios užduotis, kaip sudėti tam tikro laikrodžio elementų dalį, kaip sukasi, kaip atrodo ir ką iš to gaunam, tai vizualiai padeda lengviau suprasti. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes jau žinom, kad sukant šitą elementą, šitas gali suktis, o kas jeigu, ir tada galima mokinti analitinį mąstymą, ir kas jeigu mes powerą turime tokį ir šalia turime tokią detalę ir mums tik reikėtų, pavyzdžiui, papildomų. Ir kaip pritaikyti kitokius elementus, kad sukurti mechanizmą, kad jėgą perduoti ne tik šitaip, bet jėga nueitų ir 90 laipsnių kampu. Mums jau reikėtų pradėti papildomus dėti elementus ir mes jau galime pradėti konstruoti savo pirmąjį mechanizmą, kad, pavyzdžiui, mums reikės jėgą ir perduoti, kad po šitą detalę turi būti 90 laipsnių padėta ir atitinkamai einam link šitos detalės, kaip šitą detalę galės pradėti pasukti kitą detalę, kaip dantračiai veikia. Tai tokia sudėti ant sąsiuvinio pieštuku ir sudėti naudojant šiuo atveju SketchUp'ą, tai pirma, kur kas įdomiau, tai antra, daug labiau traukia ir trečia, atsiveria labai daug vietos interpretacijai ir pasimėginimui. Tai reiškia, mokiniai tarpusavį gali tartis, kaip jie darė, kaip darė, jie iš karto vizualiai mato kitą rezultatą. Tai reiškia, jie gali aptarti, ar kur tavo eina rezultatas, kur mano eina link rezultatas. Ir atitinkamai mokytojas gali parodyti papildomai, kad, pavyzdžiui, jūs padarėte tokią kombinaciją, bet pažiūrėkite, kaip iš tikrųjų gali būti. Ir yra tam tikrai surinkta kombinacija arba jos dalis. Tai toks irgi paprastas pavyzdys, kuris veda prie pakankamai nepaprastų dalykų. Tai viskas prasideda nuo paprasčiausios geometrinės formos ir viskas tampa pakankamai kompleksiška. Važiuojant dar toliau, tai
SketchUpas turi labai unikalų dalyką ir SketchUpas turi tokį dalyką, kuris vadinasi 3D Warehouse. Tai 3D Warehouse'as yra labai gera dalis, kad čia yra labai didelė modelių biblioteka, kuri kiekvieną dieną atsinaujina, nes bendruomenė yra labai labai didelė ir bendruomenėje ta biblioteka vis plečia. Dabar iš karto vienas iš didžiausių privalumų, kad tiek mokytojui ir tiek mokiniui nereikia daug dalykų sukurti iš naujo. Tai kaip pavyzdys, galima pagalvoti, kad pradėti dirbti su tokia programa, iš karto pirma mintis kyla, tai kol aš tokią detalę išsibraižysiu, tai reikės labai daug mokintis ir žiūrėti. Bet iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip. Gaunasi, kad kaip pavyzdys, jeigu mes naudojame biblioteką, ir kaip ir minėjau, bibliotekai labai daug modelių, ir pavyzdžiui, tema liekam prie šitų elementų, ir jeigu aš rašysiu, pavyzdžiui, į šitą biblioteką gear, tai atitinkamai aš gausiu begalę skirtingų elementų. Tai realiai biblioteka, kurioje mes galime išsirinkti, ko mes norim, bet koks parsiųstas modelis, jo galite elgtis taip, kaip būtų lyg jūsų elementai, ir jūs jas galite pilnai keisti ir naudoti pagal savo. Ir galima surinkti iš įvairių parsiųstų modelių, susijungti vieną savo norimą dalyką. Ar tai būtų matematika, ar tai būtų biologija, ar tai būtų fizika, jokio skirtumo kas. Arba net jeigu tai būtų jungtinė kažkokia disciplina, mes galime tinkamai parodyti. Tai va. Ir va čia puikus pavyzdys, aš pasisinčiau trūkstamų elementų, aš jos galiu, pavyzdžiui, o mano elementai buvo parsiųsti šitie. Ir va iš karto matom, kad jų dydis niekaip netitinka. Ir viskas to labai gerai, mes atitinkamai galime bet kada pasikeisti dydį ir tuos elementus pradėti naudoti kartu. Įdomiai atrodo, skatina ieškoti ir atitinkamai galime sukurti labai sudėtingus dalykus ir, kaip pastebėjote, šiuo konkrečiu atveju net nereikėjo nieko modeliuoti. Tai toks paprastas papildomas dalykas, kuris tikrai gelbėjo. Ir dabar visą tai veda link to, kad daug mokyklų, priklausomai nuo klasės, priklausomai nuo siekiamų rezultatų, mokyklos turi įvairius metinius darbus, įvairius projektus, kur mokiniai tiek kartu, tiek komandomis siekia tam tikrų rezultatų. Ir šitas įrankis, kaip pavyzdys, įjungsiu dar vieną pavyzdėlį. Kaip pavyzdys, vyksta mokykloje įvairiausios iniciatyvos, šventės, pasiūlymai, yra tėvų, mokinių tarybos ir yra sprendžiama dėl mokyklos tam tikrų kasdieninių klausimų. Įvairios problemos, kur atvažiuoja automobilis, kur yra saugesnė vieta, kur nesaugesnė. Jeigu aplink mokyklą vyksta įvairūs projektai, europiniai projektai, arba yra galvojimas apie įvairiausias zonas, kur bus įvesta papildomi interaktyvos lentos ir panašiai. Gaunasi, kad SketchUpas gali tapti įrankis bendrauti mokiniam tarpusavį, mokytojam tarpusavį ir mokiniam ir mokyti ir mokyklos bendruomeniai. Tai pavyzdžiui, turint paprasčiausią mokyklos modelį, mes galime pradėti planuoti įvairius renginius, įvairias iniciatyvas ir pakitimus, ko norėtume. Ir jeigu turime kažkokių taškų, mes atitinkamai galime apie juos pradėti kalbėti. Pavyzdžiui, čia turime mokyklos planelį ir mes žinom, kad šiuo metu tariamės ir žinom, kad šitoje vietoje gatvė yra rekonstruojama. Ir mes tą ko puikiausiai žinom ir galim pažymėti su tekstukas, yra 3D tekstas, remontas ir mes iš karto galim pasižymėti, gal per mažą padariau, taip, sekundę, padarom šiek tiek didesnį. Taip, padarom, čia labai mažiuką palikau. Taip, pasirašym kokį nors tekstą, pažiūrim, ar pataikysime dydį. Taip, pasižymim, kad šitoje vietoje dabar yra remontas, dar šiek tiek pasididinam. Šita gatvė šiuo metu yra remontuojama, atitinkamai pasižymim spalva, kad jis tikrai yra remontuojamas, kad būtų labai aišku.
Ir čia atitinkamai remontas, mes žinome, kur privažiuoti negalime. Ir mes galime planuotis, kad šiuo metu, pavyzdžiui, sprendžiam su tėvų arba mokytojų taryba, kad kol šita gatvė yra remontuojama, kad vaikus reikėtų palikti šitoj pusėje ir artėja visokios šventės, išleistuvės ir panašiai. Ir norėtume, kad mašinas laikytų vienoje ar kitoje vietoje ir kad vaikai būriuotųsi čia. Atitinkamai, vėl grįžtam prie 3D Warehouse, kad mums būtų lengviau parodyti, kas kur yra ir kur yra problema, kad visi labai aiškiai matytume. Kaip pavyzdys įvedam paprasčiausiai, kad mes norim car. Kaip matot, pasirinkimų pačių įvairiausių ir paimkime visiškai paprastą dėl bendro suvokimo. Ir mes jau galime spręsti ir sakyti, kad šitoje vietoje mašinos mums labai nepatinka ir jos kelia su saugumu susijusias problemas. Tai padarykim šitaip. Ir atinkamai mes galim susimuliuoti savo norimas situacijas, kas darosi, kur darosi ir panašiai. Papildomai, jeigu mes panašius sprendimus priiminėjame pačioj mokykloje, mes galime pradėti daryti pjūvius projekto, labai interaktyvus būdas pateikti irgi projektą. Ir, pavyzdžiui, mes norime padaryti pjūvį. Tai pasimkime pjūvį, pasimkime judinimą ir, ne čia padėjau pjūvį, padarom gal, paprašiau šitaip. Tai tools. Taip, pažiūrime, dabar gerai pjauna. Ir atinkamai mes galim pasirinkti, ką jis pjauna, kaip jis pjauna šitas įrankis. Ir jeigu mes pasidarom pjūvį, mes atinkamai galime mokyklos modelį, padaryti jam pjūvį ir atinkamai galim pradėti planuoti įvairius dalykus. Čia, kas susiję su aktų sale, sporto sale, įvairiom kitom iniciatyvom ir galime visi lengvai apstarti. Tai reiškia, jeigu mes turime kažkokį projektą ir kaip pavyzdys projekto esmė už žalesnį rytojų ir kaip mokykla galėtų pasikeisti, kad jinai būtų kitokia, kaip mokyklos aplinka galėtų pasikeisti, kur didžiausios yra problemos ir mes galime šitą modelį pilnai vizualizuoti ir galime skelbti įvairius konkursus, kartu darbuotis ir spręsti įvairias problemas. Tai va toks pastebėjimas, tai reiškia, naudojant SketchUp funkcionalumą, tai pabrėžiu, kad mums nereikia visko iš naujo modeliuotis, daug dalykų galim padaryti pakankamai paprastai. Net ir jeigu mokyklos modelio, kaip pavyzdys čia buvo jau padarytas, tai nebūtina iš karto galvoti, kad reikia kažkokio sudėtingo modeliavimo, kad pasidaryti mokyklą. Jeigu jūs jau pasidarote kažkokį projektą kartu su mokiniais yra daromas projektas, jis gali būti visiškai paprastas, pradėti nuo paprasčiausių dėžučių, paskirstyti komandas, vienas padarė gatvelę, kitas padarė pačią mokyklą, trečias padarė, kur bus kiemas, ketvirtas padarė, kur bus projektuojama, galvojam, o gal pasidarome laikiną sceną čia, kur bus daromi įvairius konkursai ir panašiai. Atitinkamai planuojama papildomos įvairios zonos, pavyzdžiui, vyksta čia. Ir mes atitinkamai planuojame srautus, pavyzdžiui, rugsėjo 1 šventė kažkokį renginuką. Tai pagrindinė mintis, kad naudojant SketchUpą, mes galime inicijuoti įvairiausius projektus kartu su mokiniais. Čia pirmas momentas. Antras, mokymosi procese mes galim pateikinėti labai įdomius pavyzdžius. Ir dar parodysiu. Ir įvairūs, pavyzdžiui, modeliai palyginti, kad lengviau būtų suprasti. Pavyzdžiui, kalba pasisuko šiuo atveju apie Saulės sistemą ir reikia sudėlioti projektą. Tai įvairios mėnulio fazės, kada, kur mėnulis turi būti, kad atitinkamai užstotų šviesą ir panašiai. Ir visas šitas funkcionalumas yra, tiesiog belieka parsisiųsti įvairių modelių ir tuos atitinkamai modelius mes galime pradėti judinti, atitinkamai galime planuoti įvairias užduotis. Dabar pastebėjimas, kad kuo toliau mokinamės su programinė įranga, tuo daugiau įvairių dalykų galime spręsti. Ir žiūrint į bendrą funkcionalumą, tarkim, turim tokius išsaugoti, tokias, pavadinkim, mini aplinkas, čia vadinamas scenomis. Ir turime, kaip pavyzdys, padarom šitai, pavyzdžiui, sukurkime kelis elementus. Ir mes atitinkamai galime pradėti
modelius skirstyti pagal mūsų reikalavimus. Ta, prikabinkim. Jeigu mes pristatinėjame vienus ar kitus modelius, mes pavyzdžiui galim sakyti, ok, tai čia yra bendrinis modelis ir, aš pavyzdžiui, bendrinis. Ir mes galim patogus turėti paruoštukus, kad jeigu, pavyzdžiui, ruošiamės, arba mokinys ruošiasi savo kažkokio projekto pristatymui, arba mokytojas rodo tam tikrą dalį pamokos, tai, pavyzdžiui, čia bendrinis modelis ir mes pradedame slėpti tam tikrus elementus ir, pavyzdžiui, paslėpiau šitą, paaiškinam, kas vyksta su juo be jo, arba išimtinai tik jam, susikuriame papildomą išsaugojimą, taip padarom be vienos planetos, tada sukeičiam, padarome vėl kitokį, kad parodyti, kad ir ta planeta užstoja ir yra dar kitų planetų ir mes susikuriame va tokius modelius. Ir padarom taip. Nu va. Ir dabar gaunasi, kad ir ką aš rodau, aš bet kada galiu grįžti į mūsų įvairius paruoštukus ir kaip pavyzdys, tarkim, pasispaudžiu čia, parodo vieną modelį. Ok, tada einam čia. Tada pagalvojau, visai gražiai atrodytų, kad jeigu ir kamera pasisuktų ir ta planeta dingtų ir parodytų, kad vat šitoj vietoje yra dar krūvas svarbios informacijos. Taip, ir mes padarom, kad mes atnaujinam šitą. Okay. Ir va, pavyzdžiui, mes parodėm, tarkim, bendrinį modelį, kamera persimetė į vieną pusę, atėjau į kitą pusę, paspaudžiu čia, kamera nukeliavo čia. Dabar šitas toks mini pristatymas, kuris gali būti kur kas su daugiau detalių, jisai yra SketchUp aplinkoje, bet SketchUpas turi papildomą dalyką. Va, pirmai rodžiau Export 2D Graphics, tai čia va ta dalis, kur rodžiau, taip, dar kartelį iškart parodau. Čia, kur rodžiau, kaip va tą paveiksliuką išsieksportuoti ir įsiklijuoti, kur tik patogu arba atsispausdinti. Ir kita dalis yra, kad mes galime eksportuoti į 3D modelį, atsiprašau, animation, export, ir va, animacija dalis. Ir aš atitinkamai galiu išeksportuoti į animaciją ir jisai tai daro pakankamai per protingą laiką. Tai reiškia, finalinis rezultatas gali būti sketchupinis failas su labai daug informacijos arba nedaug, priklausomai kokio sudėtingumo reikia. Pirmas dalykas. Antras dalykas gali būti įvairūs paveiksliukai, kurie gali būti spausdinami, klijuojami į įvairius projektus, į Word, Excel, PowerPoint, Teams ir panašiai. Trečias variantas gali būti trumpas video iš pamokos, kur atitinkamai rodo sukurtą animaciją. Tai reiškia, turime trumpą video. Kaip greit ir kaip lėtai vyksta video, mes visą laiką galime pakeisti. Ir tada trečiasis variantas, SketchUpas kuo puikiausiai bendrauja su įvairiais dalykais, kaip 3D spausdintuvas, su įvairiom staklėm, jeigu, tarkim, reikėtų kažką su CNC staklėm atspausdinti, tai su lazeriu išpjauti ar su spausdintuvu spausdinti. Realiai gaunasi, mes gaunam labai skirtingus ir labai gerus rezultatus. Ir pati geriausia dalis, kad dėjus tą sekantį žingsnį, jau perėjus ar į profesinį mokymą, ar išėjus į universitetą ar kolegiją, mokiniai atėję ras jau šią programinę įrangą, nes tiek kolegijos, tiek universitetai, jie jau naudoja šitos sprendimus ir jie galės tiesiog tęsti. Ir reiškia, jau turi pasikloję gerą pagrindą, tada atitinkamai pagal pasirinktą discipliną mokinasi toliau šitos dalykus. Nu ir dar geresnė dalis ir pabaigus universitetą arba kolegiją arba profesinę mokyklą ir atėjus pas darbdavį, tai Lietuvoje šitą programinę įrangą yra labai labai plačiai naudojama ir jie ras pas savo darbdavį šitą programinę įrangą, arba jeigu jie patys taps darbdaviais, atitinkamai greičiausiai tai bus vienas iš jų pirmųjų pasirinkimų tęsti tą, ką jau žino, ir plus tą, ką Lietuvoje naudoja. Karlis, kolega iš Latvijos, irgi parodė, kad priminė, kad galima importuoti, Microsoftas turi, tai iš karto ir permetė, thank you, Karli, parodė, dabar galime įdėti ir modelį,
Ir vat, jeigu jūs, čia gal biškai atsuksiu, va, tai įdėti galima į prezentaciją 3D modelį iš SketchUp'o. Nereikia pavertinėti jokį formatą, va tą žalią SketchUp'inį failą, jisai ko puikiausiai nuskaito ir atitinkamai leidžia naudoti visose Microsoft'o sprendimuose. Tai reiškia, jeigu kažkoks vyksta projektas, tai galima turėti visą tekstinę dalį, paveiksliukų dalį, animacinę dalį ir net ir visą galime turėti modelį. Tai pritaikymumas yra didžiulis ir, pavyzdžiui, šiuo atveju SketchUp'as jau iš karto gauna išskirtinumą, nes kitos programinės įrangos įkelti tiesiog žalią failą negali tokiu paprastu būdu. Va. Ir kaip ir minėjau, ir tam momentą ir parodžiau, biblioteka 3D Warehouse'as, jisai yra augantis organizmas ir čia rasim kiekvieną kartą vis daugiau. Plius dabar išeis vėl nauja versija, atitinkamai jie labai pakeis, kas susiję su medžiagom, atsiras naujų medžiagų. Ir čia po to, jeigu žengiant dar papildomų žingsnių, tai yra papildomi įskiepiai kurti įvairias vizualizacijas, kas susiję su interjero architektūra, su urbanistika. Atitinkamai yra visi papildomi įskiepiai dirbti su labai sudėtingom CNC staklėm, su spausdintuvais 3D. Tai iš esmės startuoti pakankamai lengva, įsibėgėti taip pat, bet panaudojimo galimybės jos čia ir nesustoja. Čia gal tas išskirtinumas, nes kitos programinės įrangos, irgi tos žinomas programinės įrangos kaip AutoCAD'as. Tai AutoCAD'as labai šauni programinė įranga, bet jinai mokyklom yra per sudėtinga ir net neretai tam tikrom industrijom yra per sudėtinga. Ir gaunasi, kad startuoti sudėtinga, ir išmokinti sudėtinga, ir palaikyti sudėtinga, ir įsisavinti sudėtinga. Tai gaunas daug sudėtingų dalykų, dalis žmonių tą reikalą įsisavina puikiai, o dalis turi atkristi, nes tiesiog nesigaudo, kas vyksta. Ir mokinti sunku. Tai tampa papildomas streso šaltinis, o ne malonumo šaltinis. Ir tai yra visiškai atvirkščiai, kaip turėtų būti. Tai va toks būtų trumpas pristatymas apie SketchUp'o panaudojimą kasdienybėj. Gal iškilo kažkokių klausimų, pastebėjimų? Kol rašote klausimus, tikiuosi rašote klausimus. Aš taip pat, žinokit, naudoju SketchUp'ą tiek darbę, kas susijęs su profesionaliais dalykais ir mokymais, bet ir namuose pats turiu vaikų, kurie eina į mokyklą, tai naudojam ir pats naudoju su savo vaikais pamokyti ir parodyti. Ir tokius dalykus priklausau mokyklos, vienai mokyklai priklausau mokytojų, tėvelių ir mokyklos tarybai. Tai mes irgi tokius dalykus tarėmės, rodom, einu į karjeros dienas vaikam rodau, kiek rodžiau per karjeros dienas, irgi labai labai patiko. Ir rodau per mokytojų dieną, kai būna atviras pamokas, parodau, kaip galima įdomiau mokintis. Tai bendroji sumoje, man atrodo, kad nuotaika visai nieko, būna vaikų, kur pamato ir kaip jie spaudžia, ir bent jau sprendžiu iš mažos, kaip sakant, dalies sprendžiu, kad mano akimis visai patinka panaudoti tą programinę įrangą. Tai nėra, kaip sakant, kad iš piršto viskas laužta. Kur klausimai? Ar tiek viskas aišku? Dar taip pogė, kol rašote klausimus. Pats išmokimo procesas SketchUp'o, jisai, žinokit, nėra labai sudėtingas. Programinė įranga, jinai pakankamai atlaidi, tai nėra, kad paspaudus kažkur netaip viskas sugriūna, viskas neveikia ir panašiai, tai pakankamai lanksti. Taip, klausimas yra. Taip, tai Lina klausia, ar švietimo įstaigoms skirta SketchUp versija yra galimybė dėkti įskiepį skirtą 3D papirinių modelių šablonams kurti? Tai dabar situacija yra tokia. SketchUp'as, jeigu jau švietimo įstaiga naudoja SketchUp'ą, tai iš esmės skaitosi, kad naudoja tą SketchUp'ą, kurį ir matote pas manęs, tai yra tiesiog pilnas SketchUp'as. Tai funkcionalumo prasme, ar SketchUp'as yra skirtas komerciniai veiklai, ar SketchUp'as yra skirtas edukaciniai veiklai, iš esmės SketchUp'o funkcionalumas nuo to niekaip nesikeičia.
Tai jeigu jūs kažkur matėte ar naudojote, ar radote įdomius įrankius, įskiepius, kurie veikia su komerciniu SketchUp'u, tai atitinkamai veiks ir su švietimo įstaigoms skirta licencija. Tai atsakymus būtų taip, jeigu tokį įskiepį matėt, naudojat ir žinot, tai atitinkamai taip yra. Papildomas tik pastebėjimas, kadangi tiek modelius, tiek įskiepius kūrė bendruomenės, tai su įskiepiais yra papildomas niuansas. Įskiepius gali kurti tiek SketchUp'o, pavadinkim, fanai, tiek įvairios įmonės. Tai yra taip, kad kai kurie SketchUp'o įskiepiai gali būti mokami. Bet tai ne tai, kad čia SketchUp'as tų pinigų prašo, ar čia SketchUp'o kainos kažkokia dalis. Tai yra grinai tos įmonės ar to žmogaus sukurto įskiepio noras gauti už tai pelną. Taip pat SketchUp'o šiuo atveju negauna iš to nieko. Tai jeigu tas įskiepis iš savęs kainuoja, tai tarkim, kaip pavyzdys, 10, 15 ar kiek eurų, tai tiek ir kainuoja. Dauguma SketchUp'o įskiepių yra nemokami, bet čia atsirinkti reikia, pasižiūrėti. Ar būtų dar klausimų? Dabar tie, kas Taip, Tadas dar klausė, ar teko susidurti su programos integravimu į dailės dalyko pamokos bendro lavinimo mokyklose? Tai šiuo klausimu atsakymas, bent jau mano grinai, čia gal kolegė Diana man padės, gal turėjo susidurti su to, su dailės integravimu mokyklose grinai asmeniškai man neteko, bet kolegijose teko, tai aš kadangi dar dirbu ir su universitetais, ir su kolegijom, tai kolegijos integruoja dėl kompozicinių dalykų, dėl formų pajutimo, išdėliojimo ir bendros kompozicijos. Tai kolegijom teko padėti tą reikalą išspręsti, o mokyklose kol kas neteko padėti. Bet taisyklė galioja ta pati. Jeigu mokytojas mato naudą, kad jis gali parodyti įvairius dalykus, kompozicinius dalykus, kas susijęs su dailės dalykais iš SketchUp'o, tai jisai vienareikšmiškai tą reikalą sprendžia. Tai kolegijos tą reikalą sprendė, profesinės mokyklos, kai kurios, su kuriuom asmeniškai dirbau, išsprendė, o mokykloje šiuo konkrečiu, kas susijęs su dailė, neteko. Bet atsakymas būtų, kad tai neturėtų būti didelis iššūkis. Aš gal jei galima dar trumpam įsiterpsiu čia ties šito klausimu. Iš tiesų dabar nemažai dailės mokyklų, kiek teko bendrauti, stengiasi įtraukti programas į savo mokymo programą, kadangi, kaip ir Eimantas minėjo, kad kompoziciniams tikslams, kad būtų lengviau mokiniams suprasti. Tai manau, kad čia labai irgi naudingas įnešimas, nes visgi dailės mokyklos pabaigę mokiniai irgi dažniausiai kažkur tai siekia savo sritį į tą pusę būtent. Tai vienaip ar kitaip kažkokios programinės įrangos, kažkokią programinę įrangą jie naudos ateityje, ar tai bus SketchUp'as ar ne, čia negalima 100% atsakyti, bet tai pradžiai įsivažiavimui, supratimui, kaip ta programinė įranga veikia, manau, kad tai yra labai naudinga. Dar papildomas dalykas, čia kaip tik į tą pačią klausė Laura, nuo kokio amžiaus rekomenduotumėt pradėti mokyti vaikus. Tai iš esmės, čia dar šiek tiek priklauso nuo mokyklos. Tokios kaip griežtos rekomendacijos nėra, kad nuo tik X klasės, bet pradinės klasės mokiniai su SketchUp'u susitvarko pradiniu momentu. Čia vėl, kaip ir minėjau, nuo mokyklos. Yra mokyklų, kur kiekvienoje klasėje yra po interaktyvią lentą. Yra mokyklų, kur kažkelintoj klasėje yra interaktyvios lentos. Tos interaktyvios lentos su lietimu jautriu ekranu atitinkamai leidžia spausti ir iš karto SketchUp'o naudoti tiesiai ant ekrano. Tai gaunasi, kad pradiniai klasiai jie jau mato tam tikrus išnaudojimo privalumus, atitinkamai mokytojas gali parodyti. Tai ar čia jau griežtai nuo pirmos ar nuo antros, šitą nepasakysiu, bet pradinės klasės mokiniai tikrai gali susitvarkyti su SketchUp'o. Čia kaip ir minėjau, SketchUp'as jisai labai augantis organizmas yra. Su juo galima startuoti žiauriai lengvai, žiauriai paprastai, nespaudžiant į kampą nei mokinių, nei mokytojų, tiesiog įvedinėjant po truputį, o po to
čia kaip ir tikrai, žinote, kiekviena klasė labai skirtinga, mokykla skirtinga ir tas laiko tarpas gali šiek tiek skirtis. Čia dar Diana, matau, rašo dėl licenzijavimo ir kainų. Gintaras, matai čia tu, Diana? Taip, aš matau. Aha, tai jeigu nesunku atsakyk į Gintaro klausimą. Tai Gintarai, taip, 53 eurai plus PVM yra metinė kaina, tai yra online licenzija su pilnu funkcionalumu, kuri matote pas Imantą. Tai čia yra tokiu būdu, kad yra priskiriama tiesiog licenzija prie elektroninių paštų ir gali mokiniai naudotis arba klasėje, bet to pačiu gali naudotis ir namuose paskui. Kad tai nėra pririšta. Yra licenzijos ir pigesnės, yra po 29 eurus plus PVM, bet jos yra pririštos jau mokykloje ir jų funkcionalumas yra mažesnis. Tie, kas nematėt prieš tai buvusio webinaro, ką rodė Diana, tai viską atsiūsim po šito webinaro, atsiūsime šito webinaro įrašą, praeitą webinaro įrašą, tai būtinai pasižiūrėkite. Ir, kaip sakant, švietimas jūsų rankose. Tai jeigu matysite, kad yra poreikis, kad trūksta informacijos, tai tiek galim atvažiuoti į mokyklą, pašnekėti, pabendrauti, parodyti. Tiek galim padaryti, jeigu kažkokią turite dar temą arba liko kažkokių klaustukų ir viduje pradėti diskutuoti, o to neparodė, o gal tas yra, o ką žinai, ar taip galim. Tuos klausimus, jeigu surašytumėt ir jeigu jūs pagėdautumėt, mes galėtume padaryti dar vieną webinarą. Tai iš esmės sekantis žingsnis galimas tikrai svarbu, jeigu jūs inicijuojate, tai drąsiai susisiekite su bet kurio kolega, su įmonė ir tokį žinoti ir mes, kaip sakant, tikrai padėsim, kom galėsim. Ačiū labai, Diana, kad prisijungiai. Ačiū, Diana, už tavo pirmą dalį. Ir ačiū visiems susirinkusiems. Aš tik tais dar paminėsiu visiems, kurie prisijungia, kad webinaro įrašą atsiūsime penktadienį. Tai šiek tiek luktelėkite ir pridėsime visą reikiamą informaciją ir pridėsime dėl kainodaros irgi taip pat. Super. Tai ką, gero visiems likusio vakaro ir tada, tai kol kas sakau iki ir iki kito karto. Ate visiems. Viso geriausio.